Žiniasklaida. Žiniasklaida keičiasi. Kasdieninai vis kitokia. Kažkada buvo labai įdomu, kai buvo kalbama, kad po 10, 15 ar tai 20 metų televizija iš vis išnyks, kaip tokios iš vis nebereikės. Laikraščiai išnyks, popierinės spaudos nebeliks ir panašiai. Buvo daug įvairiausių minčių, įvairiausių dalykų, bet mes matome, kad žiniasklaida plečiasi, ji didėja. Ir jeigu televizija anksčiau buvo tik tai televizoriuje, tai dabar mes televiziją turime visame kame. Mes turime televizoriuje, mes turime kompiuteryje, mes turime savo planšetėje, telefone, mes visur galime ją matyti. Ir televizija, ir naujienų srautai jie nuolat pasiekia. Mes juos pastoviai matome. Ir žiniasklaidos priemonės mums jos tampa tokios kasdieniškos, kad praktiškai rytinės kavos mes jau nebegeriam, nesužinoję kažkokių tai naujienų. Aš kadangi pats daug dirbu su įvairiomis įmonėmis ir kalbame mes su įmonių darbuotojais apie veiklos efektyvumą, tai dažnais atvejais negali įrodyti, kad ryte atėjus 8 valandą į darbą nebūtina yra įsijungti informacinių portalų, kad juose būtinai paskaityti, kas nutiko. Mes pradėjome ieškoti, sakykime, grubiai tariant, saldainių. Duokit mums saldainiukus. Tokiu, žinot, kur greitai paėmė, greitai išsilūkštinai, įsimetė į burną, greitai pajutai skonį, smagu. Lygiai tas pats nutiko su informacija. Knygas skaityti mes norėtumėm, bet tam neturime laiko. Mes geriau vietoj grožinės literatūros pažiūrėsime kino filmą, dar geriau pažiūrėsime santrumpą, dar geriau pažiūrėsime, pavyzdžiui, jeigu yra komedija, tai gali būti teatre, gali būti knygoje, gali būti kine ir gali būti iš kino išimti atskiri juokeliai. Ir mes mielai tos juokelius pažiūrėsime ir negaišime savo laiko nei kiną žiūrėdami, nei teatrą eidami, nei knygą skaitydami. Mes tampame vis labiau vartotojiški. Ir kuo mes labiau norime tų saldainių, tuo daugiau mums tų saldainių pateikinėja. Tai reiškia, mes juos gauname, mums vis duoda, vis skanesni, vis gražiau įpakuoti ir panašiai. Kad visa šita informacija atsirastų, ją reikia taip pat iš kažkur tai paimti. Ir žiniasklaidos darbo priemonės, jos yra, nieko jos neypatingos. Jeigu žmonės nori, mes jiem duosim. Dažnais atvejais mes patys pasakome, kad norime, klausydami arba skaitydami žinias per radiją, per televiziją, internete, laikraštyje, bet kur, mes norime gauti tik tai bazinę informaciją, o išvadas leiskite pasidaryti patiems savo. Bet jeigu mes negauname išvadų, jeigu mes negauname priperšamos nuomonės, dažnais atvejais sakom, tai nieko nesupratau, perskaičiau straipsnį, tai o ką čia norėjo parašyti? Ir kaip ir deklaruojame, kad norime tik tai informacijos, bet nenorime išvadų, bet iš tikrųjų mes ieškome išvadų. Ir tam pavyzdys pats geriausias yra superinis. Kiekvienas galite pasižiūrėti, kaip jūs skaitote informacinius portalus. Delfis, Lietrytis, Lietuvos rytas, 15 minučių, Alfa, nežinau, bet kuris. Bet kaip jūs skaitot? Atsidarote, 2 dalykai, ką kreipiate dėmesį. Nuotrauka, pavadinimas. Nuotrauka, pavadinimas. Nuotrauka, pavadinimas. Nuotraukos baigėsi, pavadinimas, einam. Ko ieškome pavadinimuose? Neieškome mums įdomios informacijos apibūdinimo. Mes ieškome raktinių žodžių, kurie skamba aštriai. Ir aišku, yra tame labai daug tiesos, galbūt perkeltinė prasme, bet žmonės visą laiką ieškos kelių dalykų informacijoje. Tai ieškos informacijos, kuri yra susijusi su nelaimėm, tai kraujas.
ir informacijos susijusios su intrigom arba, sakykime, seksu. Tai vat, seksas ir kraujas yra du tokie dalykai, kurie yra be neįdomiausi, kurie visą laiką bus skaitomi ir visą laiką tai bus atkreipiama dėmesys. Jeigu mes patys esame tokie ir ieškome tokios informacijos, tai nesistebėkime, kad žiniasklaida mums tokią informaciją ir pateikinėja. Ir dar labiau nesistebėkime, kad kada žiniasklaida ieško tos informacijos, jie ateina pas mus, pavyzdžiui, ir iš mūsų jie bando išgauti ne bazinę informaciją, o bando išgauti tų saldainių ingredientus, iš kurių jie vėliau padarys tą saldainį, kurį tokie patys kaip mes labai mėgs skaityti. Skaityti, klausyti, žiūrėti, atkreipti dėmesį. Taigi, pas mus atvyksta žiniasklaidos atstovas. Ko mums reikėtų iš jo tikėtis? Jisai draugas ar priešas? Nei taip, nei taip. Jis atlieka savo darbą. Jo tikslas yra, jeigu jisai dirba informacinėme portale, jo tikslas yra gauti intriguojančią naujieną, gauti tokią informaciją, kurią teisingai pavadinęs, jis sulauks, kaip įmanoma, daugiau pelytės paspaudimo ant to pavadinimo. Tai reiškia, kuo daugiau žmonių atsidarys, tuo šitas straipsnis bus populiaresnis, tuo jis kaip žiniasklaidos atstovas bus sėkmingesnis. Tai ko mes galime tikėtis? Jisai daro savo darbą, bet mes, socialūs žmonės, mėgstantis bendrauti betarpiškai, mėgstame draugiškus santykius ir tikimės, kad kai ateis žiniasklaidos atstovas, jis norės mūsų išklausyti. Jis norės atsižvelgti į mūsų nuomonę, jis norės suprasti, ką mes šnekame, jis norės mums padėti. Nieko panašaus. Jis nėra nei mūsų draugas, nei mūsų priešas. Jis dirba savo darbą, o darbo taisyklės yra labai paprastos. Jam reikia išgauti iš jūsų informaciją. Dabar, kaip vyksta pats bendravimas? Natūralu, kad jeigu žiniasklaidos atstovas atėjo pas mane, jis man bandys užduoti vieną arba kitą klausimą. Jis uždavinės man klausimus, aš šitos klausimus vienaip arba kitaip turėsiu atsakinėti. Kokie tie klausimai? Kiekvienas profesionalus žurnalistas, jis puikiai išmano klausimų uždavimo metodiką. Niekada žurnalistas nesistengs jum uždavinėti klausimus, į kuriuos jūs galėsite atsakyti taip arba ne ir tai nekels jums problemų. Pirmieji klausimai bus greičiausiai atvirieji. Jums užduos atvirus klausimus. Pavyzdžiui, ar galėtumėte papasakoti daugiau apie tai, kas čia įvyko? Papasakokite. Jeigu jūs nesate tam labai stipriai pasiruošę, ką jūs darysite ir kokios bus jūsų greičiausiai šitoje vietoje klaidos? Jūs pabandysite tai papasakoti taip, kaip jums tai pasirodė. Jūs kalbėsite ir norėsite pritraukti dėmesį ir kaip įmanoma ilgiau išlaikyti žiniasklaidos atstovo dėmesį. Kodėl? Todėl, kad jūs taip darote bendraudami su savo socialinės aplinkos žmonėmis. Jūs, kada kažką tai pasakojate, jūs bandote tos žmonės pritraukti prie savęs ir išlaikyti dėmesį. Tam, ką jūs darote ir ką jūs darysite, kalbėdamiesi su žurnalistu. Jūs papasakosite kontekstą, papasakosite įvykius, papasakosite savo nuomonę, išsakysite, parodysite, kaip jums tai pasirodė. Į tai įdėsite emocijų, į tai įdėsite jausmų, jūs tą pabandysite pasakyti labai jausmiškai ir labai aiškiai. Tai reiškia, jūs atskleisite visą informaciją taip, kaip jūs norite. Jeigu manote, kad tiek informacijos užteks, tikrai ne. Jeigu su jumis kalba profesionalus žurnalistas, šitoje vietoje jisai jums padėkos ir sakys, o galėtumėt man paaiškinti šitą dalį. Tai reiškia, jis sukarpys jūsų tekstą, kurį jūs pasakėte, ir išims iš jūsų teksto užkontekstinės mintis. Tai reiškia, kokia yra jūsų pozicija. Tokiu būdu jūs kai kurios dalykus, kuriuos ką tik papasakojate vientisame fragmente, iš jūsų išims atskiras dalis
Ir tada tai bus atskiri informacijos paketai, kurie jau greičiausiai nebeatrodys kaip vieno konteksto tekstas. Šita informacija. Sekantis dalykas, kas bus greičiausiai padaryta, bus greičiausiai paklausta jūsų nuomonės arba pasitikslinta. Pavyzdžiui, tai jūs manote taip ar taip? Ir greičiausiai jūs norėdami išlaikyti pakankamai pozityvų santykį su žiniasklaidos atstovu, jūs greičiausiai pasirinksite vieną iš jo pasiūlytų variantų. Nors dažnais atvejais būna taip, kad nei vienas iš jo pasiūlytų variantų nėra 100% tai, ką jūs manote. Tai reiškia, jūs atsakysite taip, kaip jūsų paprašė, ir tik tai dėl to, kad pas jūs užsimezgė geras ryšys ir geras santykis su žiniasklaidos atstovu. Kaip ir viskas būtų gerai. Ko galima iš viso šito tikėtis? Dažnas žurnalistas, turėdamas tik tai pirminę informaciją, jisai atvyksta su jumis susitikti ir pradėti šnekėtis. Jis nori sužinoti plačią informacijos dalį. Išgirsta visą tekstą, ką jūs papasakojate, tai jį užveda ant tam tikrų minčių, kas jūsų informacijoje galėjo būti labiau arba mažiau įdomu. Tada tam, kad turėti atskiras pastraipas pranešime, tekste, filme ar dar kažkur tai, jis užduoda jum klausimus, kada klausia, papasakokit apie tai. Ir jūsų atskiri pasakojimai, mini pasakojimai, jie gali būti naudojami visiškai be konteksto, kitame kontekste, gali būti įterpti į kitą tekstą, į kito žmogaus komentarus, gali būti su kito žmogaus komentarai sukeisti. Šita dalis. Vėliau, kada reikės iš jūsų išgauti kokią nors poziciją, kuri galėtų būti vienaip arba kitaip įdomi, tai gali būti užduodami uždari klausimai, tai pasakykite, jūs manote taip ar ne. Arba alternatyvūs klausimai. Jums pateikiamos yra 2 alternatyvos, iš kurių jūs galite rinktis. Ir jeigu jūs žaisite pagal tas taisyklės, kurias jums pateikė žiniasklaidos atstovas, žurnalistas, jūs pradėsite atsakinėti į klausimus taip, kaip iš jūsų nori. Nebūtinai tai bus 100% jūsų nuomonė. Gali būti ir dar labai daug įvairiausių niuansų. Šitoj vietoj, ką reikia labai aiškiai užakcentuoti, žurnalistas nėra jūsų priešas. Jeigu žiniasklaidos atstovai su jumis nori komunikuoti, nereikia jų bijoti, nereikia jų vengti, nereikia nuo jų bėgti. Tai yra labai geras būdas išsakyti savo poziciją, pateikti savo nuomonę, tebūnie pateikti reklamą, jeigu jūs atstovaujate kažkam, tai atstovaujate kažkokią tai organizaciją, ar tai vykdote kažkokią tai veiklą. Tai yra labai gera platforma. Bet šitam dalykui reikia dar plus kai kurios dalykus ir išmanyti. Pirmiausia, pats geriausias pašnekovas žurnalistui ir pats didžiausias priešas pats savo žmogus, kuris nepasiruošia pokalbį. Pamanyt, kad aš apie tai viską išmanau, viską žinau ir nieko čia ypatingo prigalvoti nereikia, šita mintis iš karto klaidinga ir praktiškai griauna jūsų poziciją. Labai aiškiai reikia visą laiką suvokti, kad jūs turite žinoti, kokią informaciją jūs norite ištransliuoti. Ir ne tiek, kokią informaciją ištransliuoti, bet grįžtų prie to pačio modelio. Tai reiškia, kad komunikacijos ne procesas, o tikslas yra, kad jūs teisingai suprastų informacijos gavėjas. Tai reiškia, kokią žinutę jūs norite pateikti, kaip jūs turi priimti, kaip jūs turi suprasti. Tai reiškia, jūs pirmiausia turite žinoti, koks jūsų komunikacijos yra tikslas. Vėliau, jūs turite pagalvoti, kokius dalykus jūs norite pasakyti, kaip jūs tą tikslą norite atskleisti, tai reiškia per kokius punktus, kokia informacija turi būti svarbi. Galbūt grubiai tai skamba, bet
Emocijos, jos dažniausiai labai stipriai prieštarauja mūsų sveikam protui. Tai reiškia, viena yra emocija, kita yra sveikas protas. Ir jeigu mes į savo pranešimą įdėsime daug emocijų ir galvosime, kad nuo to mūsų pranešimas atrodo spalvingesnis, gražesnis ir panašiai, šitoje vietoje greičiausiai mes irgi darome klaidą. Tai reiškia, kad mūsų emocijos, jos gali užgožti mūsų tekstą. Tai reiškia, informacijos, sakykime, informacijos tie tikslieji taškai, jie greičiausiai pasiklys tarp emocijų. Ir visas mūsų pranešimas gali pakibti ant pačios emocijos. Todėl emocijas pasistengiam dėti į šalį ir be emocijų turime pasakyti, turime susidėlioti, kur mes matome problemas, ką mes matome, ko mes norime, kaip mums tai atrodo ir panašiai. Pasistengkite dėlioti ne visą istoriją, o pabandykite sudėti pastraipomis arba gabalais tą informaciją, kurią jūs norite pasakyti. Grįžtant prie to, ką jau kalbėjau, kaip jums bus užduodami klausimai, tai žiniasklaidos atstovas greičiausiai užduos klausimą papasakokite, tai ne kad papasakot, o antras klausimas bus paklausta, pasakyti, ką jūs manote apie tai, ką jūs manote apie tai, o ką jūs manote apie tai, ar galite smulkiau papasakoti apie šitą dalį. Tai jūsų tikslas yra susidėlioti informacijos paketus. Pabandykite pagalvoti, kokia informacija yra įdomi žurnalistui ir kokius jūs greičiausiai turėsite, kokie jums bus greičiausiai užduoti klausimai. Pasiruoškite šitiem klausimam. Pasigalvokite, ką reikia padaryti, kad iš tos klausimus jūs teisingai atsakytumėt, kokią informaciją reikia surinkti. Ir paskutinis dalykas, ką reikia tikrai labai aiškiai žinoti, bendraujant su žurnalistu, tai jeigu jum yra užduodamas klausimas uždaras arba alternatyvus ir kuriame nėra pateikiamos alternatyvos arba nėra pateikiama nuomonė, kuriame pateikiamos alternatyvos ir pateikiama nuomonė nesutampa 100% su jūsų nuomonė, niekada nesirinkite nei alternatyvos, nei sakykite taip arba ne. Visą laiką kartokite savo poziciją. Jeigu jūsų klausia, čia yra juoda ar balta, jūs sakote, aš jums rodau į spalvą, kuri yra pilkos spalvos. Tai čia juoda ar balta? Dar kartą galiu pakartoti. Aš jums rodau į spalvą, kuri yra pilkos spalvos. Visą laiką laikykite savo pozicijos. Jeigu jūs turite savo poziciją, pasistengkite, kad jūsų neperkalbėtų. Nes yra didelė tikimybė, kad greičiausiai iš jūsų nori gauti kažkokią tai kitokią informaciją.